Labas tau, šiandieną turiu dar vieną puikią temą, su kuria norėčiau pasidalinti. Ar yra buvę tavo gyvenime, kad kas nors pasiūlė tau tinklinį rinkodarą, o tu iškart tarsi taip viduj atmetei? Tarsi turi kažkokią tai nuostatą apie tinklinį rinkodarą. Galbūt įtakoja tavo asmeninė patirtis, galbūt sklandantys gandai ir mitai, galbūt reali patirtis kažkieno artimoji tavo aplinkoje ir tai leido tau susidaryti neigiamą įspūdį, neigiamą kažkokią tai nuovoką, įsitikinimą, nuomonę apie apskritai tinklinį rinkodarą. Imant, neįskiriant nei vienos kompanijos, tiesiog tinklinė rinkodara tau yra atmetimas. Jeigu taip, tai turiu tau iššūkį. Jeigu esi būtent ta, arba tas, kuris turi tokią reakciją iškart atmetimą, tai šiandieną vyks verslo prezentacija mūsų kompanijos Čiogan vakare per nuotolį ir aš kviečiu tave tiesiog pasižiūrėti. Arba patvirtins tavo vidinį požiūrį, nusistatymą, įsitikinimą, arba absoliučiai paneigs. Bet kuriuo atveju aš esu tokios nuomonės, kad jeigu tu turi kažkokį tai tarsi bloką kažkuriem dalykam, eik patikrink, ar tikrai taip yra, kaip tu galvoji. Galbūt turimas įsitikinimas arba susidariusio nuomonė yra perteklinė ir nepagrįsta. Ir tam reikia tiesiog dar vieno šanso ir pasitikrinimo. Nes tinklinė rinkodara tai yra labai platus spektras galimų veiklų ir pagalba žmogui. Tai pirmiausia, mano nuomonė yra apie pagalbą žmogui, atrandant papildomas pajamas, pasyvias pajamas, galimybę įsigyti kokybiškesnį produktą už geresnę kainą, turėti daug galimybių savo, kaip saviugdai, nemokamam mokslui, praktinėms užduotims, bendrystę nuostabę, asmeninį mokytoją ir rėmėją, kuris gali tau padėti įgyti tau reikalingų įgūdžių. Taip pat, kas liečia savistabą, savivertę, drąsą, vidinius blokus, užsisklendimą, visą tai, kas tau trukdo gyvenime iš esmės skleistis ir save realizuoti, plačiaja prasme. Taigi, tinklinėje rinkodaroje mes apimame labai daug psichologinių dalykų, kas leidžia mums save pastebėti, pamatyti ir keisti savo vidinius įsitikinimus bei tobulėti tam tikrose srityse. Tai ką, jeigu nori šiandieną mesti savo iššūkį ir sakyti, okei, nu gerai, paklausysiu, tai parašyk man žinutę. Aš manau, kad tas laikas nebus sugaištas veltui. Patikinu, kad niekas tavęs asmeniškai nekalbins, nebruks, nekiš, netrauks tave į tinklą, netrauks tave į veiklą, ne. Tu tiesiog turėsi galimybę paklausyti ir pasimatuoti, ar visgi tai, ką tu galvoji, yra tai, ką tu matai, ar visgi tai yra visiškos priešingybės. Iki susirašymo.